Šioje pamokoje sumodeliuosime nesudėtingos detalės modelį ir vėliau suformuosime detalės projekcijų brėžinį. Taigi pradedame. Įrankio Create Sketch pasirenkame, renkamės horizontalią plokštumą, pasirenkame stačiakampio įrankį, braižome nuo centro ir pažymime tikslius mūsų detalės pagrindo matmenis. Sakykime, detalės ilgis bus 80, plotis 50 mm. Spaudžiame Enter ir suformuojame. Spaudžiame E raidę ir mūsų detalės pagrindą padarome 15 mm aukščio. Toliau pasižymim viršutinę plokštumą Create Sketch, projekto linijos ir ant detalės galinės sienos padarome detalės iškišos brėžinį, sakykime, bus pakilimas nuo detalės pagrindo į viršų, kokia 30 mm. Toliau ant iškišos galinės sienos nubraižykime papildomai dar išpjovą. Tai tiesiog stačiakampė detalė. Tik uždėsim tikslius matmenis. Sakykime, aukštis yra 8 mm ir 10 mm nuo vieno krašto ir nuo kito krašto. Visiškai simetriškai išsidėsčiusi bus mūsų išpjova ir su Extrude įrankiu mes tiesiog iškertame detalėje šią išpjovą. Ant pagrindo suformuosime Create Sketch ir suformuosime kažkurioje vietoje apskritą kiaurymę. Tai pirmiausia pasižymim apskritimą, jį nubraižome 20 mm skersmens, pasižymėme patį apskritimą su Extrude įrankiu, iškertame kiaurai apskritą kiaurymę pagrinde. Ir dar pagrindo viename kampe suformuosime nuopjovą. Parenkam matmenį kažkokį, sakykime, 12 mm. Visiškai simetriška bus nuopjova. Pasižymėm tą gautą trikampį su Extrude įrankiu. Tiesiog nupjauname visą kampą. Gavome štai tokią nesudėtingą detalę. Dar reikėtų pasižymėti tikslų matmenį, bet čia mumis iš karto užsidėjo tiksliai 40 mm. Tebūnie taip ir lieka. Štai turime dabar detalę. Pervadinam, kad šis kūnas yra detalė. Detalė 1, sakykime. Ir toliau eisim braižyti jau detalės brėžinį. Pasirenka Drawing from Design funkciją ir pradėsim braižimo dalį. Galima iš karto paprašyti, kad programa darytų automatiškai, bet mes šį kartą mokysimės ranka uždėti visus matmenis, išdėlioti vaizdus lape. Mes braižome iš mūsų brėžinio, yra įvairūs formatai puslapio, renkamės horizontalų ir pasirenkame. Šiuo atveju gal A3 mums iš tiesų pagal matmenis per didelis, tai pasirinkim A4. Daugiau nieko gal nekeiskim. Viską paliekam, horizontalus lapas. Spaudžiame OK ir iš karto atsiduriame kitame lape.
ir pasirinksime įdėti iš viršaus detalę šiame lape, iš viršaus vaizdą. Štai kaip mūsų detalė atrodo, vaizdas iš viršaus. Tik būtų gerai jį truputėlį mums pakeisti jo kryptį, kad jis būtų ne vertikaliai mums šitame lape, o horizontaliai. Pasirenkame Rotate įrankį ir 90 laipsnių kampu pasukame. Pasukome detalę, ją tiesiog pelytę galime traukyti po visą lapą. Pasidarome ir mastelį. 1:1 mums puikiai telpa šitą detalę A4 formato lape. Galime viską pasižiūrėti, pasikraipyti. Toliau pasirenkame iš Drawing įrankių, pasižymėme ir iš karto mes tiesiog pelytę tempdami galime pasižymėti tiek tų projekcijų, kiek mums reikia. Na ir iš karto automatiškai susižymėjom visus vaizdus. Dar labai būna smagu matyti patį detalės vaizdą, izometrinį vaizdą. Dvigubai spaudžiant palikime, kad mums jisai pasirodytų pilnas. Pakeiskime mastelį 1:2, tebūnie jis būna mažesnis šitame brėžinyje, kad netrukdytų sudėti matmenis. Na ir turim vaizdą iš priekio, iš šono, iš viršaus, galim juos truputėlį pastumdyti, kad paskui žiūrėtume, kad mums telpa matmenis. Labai aiškiai matosi, jeigu stumėm vieną vaizdą, tai visi kiti irgi pajuda. Ir toliau sudėsime matmenis ranka. Kaip sakiau, galima automatiškai, bet kad išmoktume, reiktų geriau sudėti ranka. Pirmiausia, dar susidėkime ašinės linijas, paspaudę išorinės linijas, kadangi mūsų detalė iš esmės yra labai simetriška, tai ten, kur galim, sudedam ašinės linijas, apskritimui sudedam ašinę liniją ir toliau panaudosime įrankį, kuris mums uždeda, štai čia, kur yra saulutė, uždeda visus matmenis, horizontaliuosius matmenis. Tai sudedam pirmiausia nuopjovą. Nuopjovos matmenis žiūrim, tikslinamės, kur geriau jos toliau. Mūsų išpjovos ilgį, išpjovos atstumą nuo krašto. Na, toliau dar reikės kažkokių matmenų. Toliau apskritimo skersmuo, išnešam šį kartą už detalės, kad pati detalė matytųsi, galima palikti ant detalės. Mūsų pakilimo plotis 20 mm ir apskritimo centro vieta 40 mm nuo krašto. Ir svarbiausia detalė, tai detalės ilgis, detalės aukštį uždedame ir detalės bendrą plotį. Na, lygtai visi matmenys pagrindiniai uždėti, taip, dar reikia pado aukštį, pasižiūrim, pasitikslinam ir turim brėžinį, projekcijų brėžinį su matmetimis. Taip, dar reikia ir išpjovos aukštį. Visus matmenis vėliau galima pakoreguoti, kad jie būtų gražiai išdėstyti, tiesiog ant jo užėjus su pele, patraukti, kad jie būtų korektiškai išdėstyti, kad neliestų mūsų rėmelio. Rėmelis lape būna uždedamas automatiškai. Viską galima paskui dar taisyti. Taip pat ir lentelė duota ši automatiškai, galima pasirinkti ir kitą lentelę. Tai tiesiog užrašysim pagrindinį šį kartą, tik pagrindinius duomenis. Tai mastelį, mūsų pavadinimą, kad tai yra detalė, yra vienas. Na ir
sakykime, dar uždedam, kad tai yra brėžinys. Tiesiog brėžinys. Galim, žinoma, įrašyti ir braižytojo vardą, pavardę, datą ir visus kitus duomenis, kurie yra reikalingi prie šito projekto. Štai turime brėžinį, galima jį išsisaugoti, eksportuoti PDF formatu ir vėliau naudoti kitiem reikalam turėti tikrą brėžinį.